Prezidentė Dalia Grybauskaitė su darbo vizitu lankosi Pietų Kaukaze. Šiandien šalies vadovė susitiko su Armėnijos prezidentu Seržu Sargsjanu. Susitikime aptarti dvišaliai santykiai, ekonominio bendradarbiavimo galimybės, Armėnijos bendradarbiavimas su ES. Pietų Kaukazo valstybėse Lietuvos prezidentė lankosi kaip ESBO pirmininkaujančia šalies vadovė. Šiandien Vilniuje atidaryta tarptautinės finansinių paslaugų korporacijos Western Union būstinė. Korporacijos prezidentas įsipareigojo konsultuoti Andriaus Kubiliaus vyriausybę verslo klausimais bei investuoti šalies infrastruktūrą per 30 milijonų litų. Manoma, kad centras sukurs 460 naujų darbo vietų. Lietuvos bankas taip pat patvirtino, kad šalies ekonomika atsigauna. Lietuvos ūkį palankiai veikia ne tik didėjantis pagrindinių užsienio prekybos partnerių aktyvumas, bet ir pradedanti atsigauti vidaus paklausa. Lietuvos banko makroekonominėse prognozėse pažymima, kad realusis bendrasis vidaus produktas 2011 metais turėtų peraugti 5,6%, o 2012 metais 4,8%. Gyventojų apklausos duomenys rodo, 75% Lietuvos gyventojų pritarė balsavimo internetu idėjai. Politikai jau ne vienus metus diskutuoja, ar įteisinti balsavimą internetu, tačiau Seimas iki šiol tokioms iniciatyvoms nepritarė. Paskutinį kartą rudenį šis projektas buvo atmestas ir atidėtas tobulinti. Sodros duomenimis vieno iš 4 sostinės gyventojų atlyginimas siekia vos iki 800 litų, o beveik pusė vilniečių uždirba nuo 800 iki 2500 litų per mėnesį ir vos apie 4000 vilniečių per mėnesį uždirba daugiau nei 10 000 litų.